Na, Chebryte, kavos, arbatos? Arbatos. Albertai? Irgi. Gerai, tau. Aš tai noriu kapučino su cinamonu, kaip mėgstu. Gerai, brangutė mano. Tuoj bus arbata. Koks jis mielas, kaip tai rūpinasi. Albertai, mokinkis. Reikės. Arbatėlė. Prašau. O kur tortas? Ką aš prie tavęs daryčiau, saulutė tu mano? Tuoj, tortas, tuoj. Dar tortas bus? Na ir tortas. Naminis, mano darytas su šokoladu. Tu dar ir tortus kiek? Ne tik tortus ir duona, ir šiaip visai nieko gaunasi. Albertai, galėsiu duoti receptą, galėsi pabandyti. Bandysiu irgi. Gerai, lėkiu. Mindaugai. Ką? Kur tu vis lakstai? Tai aš va tuoj indus išplausiu, nemėgstu, kai paliekama rytdienai. Aš greitai, aš tuoj. Kaip tau pasisekė? Nerealiai. Tu kur eini? Galvoju, indus reikia padėti žmogui išplauti, kad rytdienai neliktų. Tu čia atsargiai nepripėduok, ką tik išploviau. Ai, sorry. Bet aš kojines neseniai keičiau. Klausyk. Gal mes taip pakalbėti, kaip vyras su vyru maždaug. Nu, aišku. Keligi problema. Aš? Kokia problema? Tu taip elgiesi kaip, nežinau. Kaip? Tu kad tyčia mane pakišinėjai. Nu, čia dabar. Klausyk, tau realiai patinka plauti indai. Gerai supratau. Tai dar, gal tu gali juos plaut, kai mes išeisim. O tu ką, indų namuose neplauni? Aš plaunu. Nu. Ne, kartais tu plaunu, tikrai plaunu. Bet, kam tas lyginimas? Žinai, vienas plauna, kitas neplauna, vienas kepa, kitas Gerai, supratau. Gerai. Tvarka. Kaip sekasi mokyklai? Gerai. Na vis, gerai ir gerai. Gal tu mane ko nors nustebinsi nors ką? Ir vėl kiaušinienė. Tai gal kada nors normalų maistą iškepsi? Kas čia? Man įkando vienas berniukas. Įkando. Jis visą laiką mane skriaudžia. Tai kodėl tu man nieko nesakei? Ką tu jam padarysi? Nu, žinai, aš jam... Ar tu bandėjai jam aiškinti, kad kandžiotis yra negražu, nehumaniška? Kad prievarta yra tik silpniems ir kad yra civilizuoti konfliktų sprendimų būdai. Va todėl aš tau ir nieko nesakiau. Seni, pas tave tūlikė daugiau knygų negu pas mane namie. Kol viską perskaitysi, gali negyvai Nu jau. Tu žiūrėk, klasiokas įkando. O, džiurkis, jis dar mokyklai? Taip. Super, viskas tvarkysim. Ką? Einam. Kur? Einam mokyklą. Tu Artūras? Kur? Čia tu Artūras? Nu, turi bėdų? Turiu, tu skriaudi Tomą. Dėdė, ramiai, ji pirma pradėjo. Klausyk, man nesvarbu, kas pirmas pradėjo. Čia yra Tomos tėvas. Ir jisai boksininkas, jis yra čempionas, piktas pasaulio čempionas. Jo, aš piktas, aš toks piktas, kad kaip mane laikyti reikia, koks aš piktas, nes aš ištaškau visus. Taip, ir jeigu dar lysi prie Tomos, jisai tave pririš miške prie medžio. Dėdė, o tu toks kietas, kad stumė nepilnamečių. O aš savo tėvą pasikviesiu. Kviesk! Jis ir jį pririš prie medžio. Viskas, laisvas, valink. Bet gerai aš išgąsdinu, a? Nu jo. Užsigandė tirtėjo visas. Taip greit suplovė indus? Suploju. Iš tikrųjų, niekas indų čia neplauna. Suverčia į kriauklę ir palieka, supranti? Čia vaidinimas svečiams. Vis tiek jis labai fainas. Tu fainas. Kažkuria prasme. Ne, šalta.
Čia šilčiau? Ne, čia irgi šalta. Mindaugas mane tuo įstebins kažkuom. O čia jau šilčiau. Šitas? Jau. Bilietai į Paryžių? O ko? Vaidinimas svečiams. Ko ten susmirdusiam Paryžiui? Aš atsimenu, su tavim parodoje kažkokiai buvom, tai net supykino. Nu, tu apsivėmė. Atsimeni? Kaip tau negėt? Ar radot jį? Tai aišku radom. Būtų mačias, kaip tavo tėvas jį išgąsdino. Dabar gali nieko nebijoti. Ar tikrai? Tai aišku. Ir jeigu Artūras pasikvies savo tėvą, tai tavo tėvas juos abu sutvarkys. Artūras nepasikvies savo tėvą, jo tėvas kalėjime. Kalėjime? Ar brolis kalėjime? Jo, brolis kalėjime, nes vakar tėvas atvežė Artūrą į mokyklą su 2 didelėm mašinom ir labai dideliais apsauginiais. Čik, čik, pau. Čik, čik, pau. Edikas, Kem 7. Kažkokią parduotuvę turi liktai. Šūdais prekiauja, aišku. Klausyk, Kryžiau, kas su juo daroma? Grūdama bagažinę gal? Ne. Aš 90-ais išlikau neužlenktas tik tais todėl, kad neskubėjau. Ir iš vis ateiti vidury baltos dienos ir grasinti man ir mano sūnui. Nu čia kažkas tokio. Tai gal turką pasiunčiam? Ne, nafik. Neaišku, kas čia toksai ir kieno jis batoną trūpina. Ir iš vis, kas to toks Edikai. Dabar jų toks laikas. Gelytės kino saldainį. Pažiūrėsim, ką po metų kalbės. Ir po metų Mindaugas bus nerealus, jo toks charakterio bruožas. Pas mus irgi labai panašiai. Iš pradžių viskas gražu, jauku ir mielo, o dabar aš jau pusvalandį plaunu indus, o tu man ačiū pasakei? Bent jau. Tu net indus netai plauni. Ką? O čia kas? Toks jausmas, kad pas mus kažkas slaptai ryja. Va, koks skirtumas tarp tavęs ir jo. Tu nori kaip įmanoma greičiau baigti, o jis mėgaujasi. Tai buvo dar viena kriminalinio pasaulio autoritetų akistata. Edvinas buvo rastas negyvas. Manoma, kad tai asmeninis kerštas. Pasak šaltinių, našlė teigia, kad ji galų gale juo atsikratė. Miegok ramiai, Edvinai. Opa, labas. O, sveikas, prisimeni mane, ne? Taip, gerai, kad priminiai, paskambinsiu tėčiui. Nereikia tėčių, gražiuoju galim sutvarkyti, taip? Dėdė, primenu, tu norėjai mane pririšti prie medžių. Ne, čia buvo klaida, žinok, aš pakalbėjau su savo dukrele, Toma, tai jinai prisipažino, kad pati savo įsikando, taip? Ir dar girdėjau, kad tavo greit gimtadienis. Ko norėtum? Man patinka mašinos. Mašinas kokios? Amerikietiškos, kaip pas tėtį, su didelė bagažinė. Gerai. Ačiū. O Mindaugas jau toks romantikas. Taip, jis romantiškas, dėmesingas ir niekada nepamiršta smulkmenų. Tarkim, kaip tu. Kokia šiandien diena? Šiandien trečiadienis. Šiandien yra mano vardadienis, o tu dar nepasveikinai. O čia tai šventė. Tai žinoma, kad šventė. Man šventė, mano tėvams šventė ir tau buvo šventė, kai tik susipažinom. Mažutė, tuo metu aš tave iš vis kabinau. O paprastam gyvenime tokių švenčių niekas nešvenčia. O kaip Joninės? O, Joninė. Joninės valstybinė šventė. Laimutė. Žinau, kad dar per anksti, kad tik rytoj tavo vardadienis, bet aš tave norėjau pasveikinti. Ir dar atvirutė.
O čia parašytos eilės tau. Ir dar. Tu man pati gražiausia. Aš dėl tavęs einu iš proto. Aiškiau. Blogas ženklas iš anksto švęsti vardadienį. Žiūrėk, dabar man iš tavo sandėlio reikia 100 peilių, didelių, jo. 10 ar 15 kalašnikų, 40 granatų ir 100 detonatorių. Ok? Gerai, laukiu. Jo. O tas pipiras netoks ir prastas, kaip mes galvojom. Skambink kryžiui. Žinai, negana, kad tas lopas jai gėlės dovanoja, eilėraščius rašo, tai visą tai daro viešai. Supranti, prie Irmos. Jis arba kitas dulkina, arba ne kažką lovai. Nu taip, bet ką man daryti, kaip kovoti su tuo? O, čia ir yra reliatyvumo teorija. Ja. Taip, Einšteinas. Nu, neatsimenu. Vienu žodžiu. Prie Mindaugo tu atrodai nekaip. Nu gerai. Bet prie Tomo. Prie to įsigimelio? Jo. Žiūrėk, pasimk Irmą, pasimk Tomą, pasėdėkit kartu. Jinai po to tau rankas bučiuos. Rankas? Ir ne tik. Nu, supratau. Tomas ir Ramunė yra seni mano draugai. Tikrai? Kodėl apie jūs nieko nepasakojai? Jie gyveno užsienį. O ką veikia? Nu, nesvarbu, ką veikia. Svarbu, kad su žmonėm reikia susitikti, pabendrauti, pakalbėti. Ką čia šiandien valgysiu? Ko čia save šiandien nudžiuginsiu? Okei, hamburgerių. Aš irgi noriu. Ką tu durna? Vėl nutuksi kaip kiaulė. Nu gerai, nevalgysiu. Ryt su Chebra be Bobo varom į Tailandą. Be normalių čikių yra papigėję. Atsipalaiduosim. Jo, atsipalaiduokit, aišku. Tai tu jį išleidi? Taip. Nu ką dar neleistų, užmušiu. Nu, labas. Kur? O Bobų yra? Gerai, parysiu ir atvarysiu už pusvalandžio. Parysim pakeliui, mane prie panterų išleisi. Audės ten? Audės ten, kartuoju. Audis ten. Nu va, ir angliškai išmoksi. Gerulė, ale? Jo, labai. Norėsi ką nors? Gal sparniukų? Gal sparniukų. Nebrangiai. Tai va, išimtis ne Tomas, išimtis Mindaugas. Vargšė Ramunė. Vargšė Laima. Kodėl? O todėl, kad seniai įrodyta, kad visi tie romantikai yra lovoje šūdas. Bet koks tu neromantiškas. Tai jau taip. Graža. Ir tau petardas. Neturiu kur sudėti. Į rankas paimsi. Ačiū. Gerai, prašau. Gero sprogdinimo. Sveikas, Raima. Na, kas naujo? Viskas gerai, kaip tu? Pasikalbėjai su to bernu? Nu, ne, dar rytoj gal. O, teisingai. Tu jam nupirk didelį automobilį. Ką problemos? Didelį automobilį. Ką tai reiškia? Nu, aš manau, kad jisai ko gero mūsų automobilį verslą nori perimti. Mane užkniso spėlioti. Rink Chebra, tarkis dėl susitikimo. Matai, katytė, kiek kainuoja Laimai tai, kad jos lopas plauna indus ir kalba eilėmis. Baisu. Ir dar, jeigu koks nors žmogus voliojasi ant sofos, tai dar visai nieko, jeigu jis ten voliojasi vienas. Tai čia apie save. Laima skambina, atsiliepti. Tik negazdink iš karto. Sveika, brangutė. Aha. Ji verkia.
Būk gera, kalbėk truputėlį aiškiau, nieko nesuprantu. Oho, jis tau pasipiršo? Klausyk, sveikinu, aš tau truputį vėliau paskambinsiu, gerai? Šiandien jis visą dieną ieškojo jai sužadėtuvių žiedo. Ir žinai su kuo? Su savo seserim. Šitas man. Nieko savo. Iš kur seseriai su tokiais papais? Alio? Labas, čia Edvinas? Aš. Klausyk, bičiai, mes norim su tavim susitikti. Nežinau, kas už tavęs ten stovi, bet gerai viskas. Pagarba. Mes norim išspręsti mūsų bėdelę taikiai. Atvarysim 7 vakare. Raima, situacija yra labai bloga. Jie mane užmuš. Nusiramink, taigi sakė, kad nežino, kas tave dengia. Jie atvažiuos čia į mano parduotuvę. Jie atvažiuos ir pamatys, kad aš ne banditas. Jie mane užmuš tikrai. Seni, nesiparink, ką nors sugalvosim. Tu tikrai manai, kad čia gera idėja? Aišku, kad gera. Išsigąs jie vien į tavo veidą pažiūrė. Akiniai. Na. Kas tau dabar? Kas tau dabar? Mane metė. Eik tu. Rimtai. Degtinės turi. Aišku, turiu. Užeik. Užeik, brolau. Geriau vėliau negu niekad. Bet kodėl? Todėl, kad jis skuduras. Jis spėlioja mano norus, jas vykdo, aš net nespėjau naujų sugalvoti. Ir tik dėl šito išsiskyrėt. Taigi mano bodu, kaip moteriai. O beje, aš vakar susipažinau su nauju bičiu. Supažindinsiu. Labuka. Labas, mažulė. Sveiki. Labą. Pala, kur aš tave mačiau? Nugi valiojamas. Nu tikrai nemanau. 100% kartu gulėjom. Varom iš čia? Varom. Kartu? Veltui. Vėluojat? Tarėmės 7. 2 minutės koloj. Ai, tai gal dovanoja mane, kad čia kamščiai turbūt. Kad... Klausyk tu, Edzikai, nežinau, kieno tu orų kvėpuoji. Ir iš viso, koks tavo stogas, tu ką, bleka, galvoji kažką gaidys, ožys ar kacas. Sakyk, ko nori. A, ko jūs turit? Turiu aikštelių, automobilių. Nu, tu sakyk, ko nori. Sakyk. Mes pas pardavėją. Nesupratau, kas čia darosi? Mano vaikas perka už 50 eurų petardų. Nei jūs jam supakavote, nei maišelį įdėjote. Kas būtų, jeigu sukluptų? Sakau, vėliau, užeik. Ne, negaliu. Dabar daug ką turiu pasakyti. Ir iš vis jūs jam dar balionėlių žadėjote. Kur jie? Balionėlių. Balionėlių. Nu, kol tie du netvarė, tai visai gerai buvo. Aš manau, mes dar visai neblogai išsisukom. Padėkit! 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 Nesistraikit! Nesistraikit!